Sveiki, kviečiu žiūrėti laidą Pagaminta Lietuvoje. Nuo aukštųjų technologijų iki paprastų buitinių dalykų. Toks mūsų šios dienos temų spektras. Bet iš pradžių trumpai apie tai, ką matysite laidoje. Mažos šalies lazeriai vilioja pasaulio technologijų milžinus. Dauguma tokių labiau išsivyščiusių turtingų valstybių perka tos mūsų lazerius 10. Registruokite savo gaminius nacionalinio gaminio konkurse. Rinkimai jau prasidėjo. Kiek reikia parduoti ritinėlių, kad direktorius gautų mėnesio algą? Ir antras klausimas, kadangi čia premium segmentas, tai ar šitas popierius tinka gydymui? Sėkmės istorijos, kurią netrukus papasakosime veikėjai, nanometrai ir femtasekundės. Kaip jie veikia, sunkiai paaiškinama ir dar sunkiau suprantama tiems, kas nėra baigę fizikos mokslų. Tačiau pasakius žodį lazeris, viskas pasidaro aiškiau. Lietuvoje gaminamais lazeriais plauko storumo stiklą galima supjaustyti dar maždaug į 100 dalelių. Naujausiais Lietuvos mokslininkų sukurtais prietaisais domisi Japonijos, Pietų Korėjos, Jungtinių valstijų įmonės, taip pat ir Vokietijos akių chirurgai. Išplėsti veiklą iš mokslo į pramonę įmonei Šviesos konversija ir dar 3 kitoms lazerius gaminančioms Lietuvos bendrovėms padėjo 4 milijonų litų ES parama. Dėl jos paspartėjo moksliniai tyrimai, sustiprėjo gamybos bazė. Mūsų mokslininkų sukurti lazeriai šviečia daugelį šalių ir visame pasaulyje pripažįstami kaip etalonas. Atsitiktiniam stebėtojui jų kalba sunkiai suprantama. Mūsų topas parametrinis stiprintuvas. Čia naudojama 3 harmonika. Darbo sąlygos beveik sterilios ir gali būti pavojingos. Perspėjimas, nes kartais čia galima akis palikti. Pagaminta Lietuvoje, bet parduodama užsienyje. Jie vadinami didžiausia Lietuvos aukštųjų technologijų viltimi. Prieš 10 metų, kada mes pradėjom tą lazerį kurti, aš taip gana skeptiškai žiūrėjau į tokių lazerių pritaikymą realiam gyvenime. Visų pirma, tais laikais tie lazeriai buvo labai nepatikimi, griozdiški, brangus. Ir aš galvau, kad mokslininkai tiesiog rašo straipsnius ir daro reklamą. Lietuvos lazerių kūrėjų istorija, kaip mokslininkai virsta verslininkais. Kelių dešimtmečių Lietuvos mokslininkų patirtis pradeda krauti kapitalą, tiesa dar iš lėto. Lietuvių laimėjimai pirmaujančios pozicijos pasaulio rinkose. Šios kol kas palyginti nedidelės, tai skirtos daugiausia mokslininkams, universitetams, valstybinėms laboratorijoms. Ir labai svarbu yra būti pirmam, nes rinka buvo praktiškai tuščia. Mes parodėm, kad turim kažką, kas veikia. Ir per keletą metų mes sugebėjome įsitvirtinti taip, kad mūsų prietaisas pasidarė tam tikras standartas, vos ne bendrinis pavadinimas. Šviesos konversija viena iš kelių sėkmingai Lietuvoje veikiančių lazerių gamintojų. Jos femtosekundiniai parametriniai šviesos stiprintuvai užima iki 80% pasaulinės tokių prietaisų rinkos. Tas verslas, žinot, yra tam tikra prasme tai yra smėlio dėžė irgi. Yra ne tik būdas užsidirbti pragyvenimui, bet tai yra įdomus užsiėmimas. Ir galima, taip sakant, ir puikybę patenkinti, ir materialinius poreikius, ir šiaip. Žmonėms būna kartais įdomu atkraptytis tokiais dalykais. Yra jau gatavos sistemos. Fizikai savo stichijoje, laboratorijose konstruojami ir išbandomi lazeriai. Jie naudojami ir žinomi visame pasaulyje. Pačiu gal žinoma, kur šitas lazeris eis į Japoniją? Šitas lazeris tikriausiai ne Japonija. Mes į Japoniją, ten, kur jie siunčiami į gamyklas, mes siunčiam be šito išorinio korpuso, jie montuoja savo dėžę. Kol kas didžiausia rinka yra Japonija tų industrinių lazerių. Europoje šiek tiek mes parduodam ir jų ir mokslininkams. Ir užsakymą turim iš Izraelio. Yra IBM vienas Jungtinėse valstijose. Ir dabar Japonijoje kiti naujų atsiranda klientų. Pernai mes pagaminom kažkas virš 20 šiek tiek, bet tai mes turėjom daug darbo, mes pakeitėm kai kurios lazerius iš viso naujus nusintėm, kadangi patys pirmieji egzemplioriai turėjo labai daug problemų. Mes po to jau mažinom ir dabar jau šitas variantas veikia pakankamai patikimai, nors dar ne idealiai. Mes dar dirbam, kad iš tikrųjų dar būtų paprasčiau su jais dirbti klientams.
Bet šiais metais gali būti, kad mums dvigubai jų padarysim tiek. Už vieną tokį lietuvių lazerį mokamos 6-ženklės sumos. Ta mūsų sistema pilna prasideda maždaug nuo 500 milijonų litų ir ten aukštyn. Kaip Ferrari maždaug. Didžiausia šviesos konversijos rinka – aukštųjų technologijų lyderėmis laikomos šalys. Kaip mažos valstybės lazerių kūrėjai sugeba konkuruoti su didesnės galimybės tarp jų ir finansinės turinčiais užsieniečiais, ypač technologinę pažangą garsėjančiais japonais. Mes padarėme iš principo prietaisą lazerį, pradėdami jį daryti, galvojom, kad jis bus taikomas moksle. Toliau, o jie, naudodami kitokį lazerį, sukūrė procesą, kurį galima pritaikyti mikroelektronikai. Tačiau tas lazeris, kurį jie naudojo, jis netinkamas, jis labai lėtas, sakysim, jis šauna 1000 kartų per sekundę, o mūsų lazeris keliais 100 000 kartų per sekundę. Tai reiškia, kad viskas gali vykti jau pakankamų greičių, taip, kad būtų galima naudoti gamyboje. Bet to tas lazeris, kurį jie naudoja, jam reikia didelio stalo, jis yra jautrus temperatūros svyravimams. Mūsų yra maža dėžė, gali temperatūra ten 10 laipsnių per minutę gal kilnotis, jį vis tiek veikia. Paprastai čia, kur poliruojami lazeriams skirti stiklo ruošiniai, pašaliniai neįleidžiami. Tokie prietaisai nekonkurento akims, firmos paslaptis. Šitos mašinos pagamintos Lietuvoje. Kaip sakant, ir visa programinė įranga parašyta, visa elektronika, visa precizinė mechanika pagaminta čia. Čia ir pasaulyje tokių mašinėlių, kurios tokius detalės gamintų, yra vienetai. Šita technologija, kuri čia yra įdiegta, tos idėjos, kurios čia yra įdiegtos, jos iš tikrųjų unikalios ir čia yra sugalvotos. Ir turint šitą technologiją ir mokant tą dalyką daryti, mes galėjom tome lazeryje, kuris tam didžiam lazeryje, pasiekti tos unikalius parametrus, dėl kurių mes aplenkėm stambius ten Japonių lazerių gamintojus ar amerikiečių gamintojus. Poliravimas, ką deimanto juvelyrai daro, tai yra tašymas kirviu, palyginti su tuo, kas čia yra. Nors ir maža dulkelė sugadintų brangų gaminį, o neatsargumas kainuotų regėjimą. Perspėjimas, nes kartais čia galima akis palikti. Visi mūsų akiniai, vieni akiniai kainuoja 300 €, šitie specialūs, jie atsipirko, 20 akinių atsipirko kaip nieko. Konkrečiai mūsų lazeriai jau dabar yra taikomi mikroapdorojime, mikroelektronikoje, konkrečiau kalbant, gaminant šviesos diodus, didelės galios. Dabar yra didelis bumas, atsirado televizoriai su šviesos diodo pašvietimu, šviesos diodai galingi jau montuojami į brangesnius automobilius. Ir toks lazeris kaip mūsų iš tikrųjų yra naudojamas viena iš pačių paskutinių operacijų, kada iš tokio plono